Gerai, dėmesio, viskas. Pasiruošę, 3, 4, pradedam. Tai jo, tai kaip ir tarėmės, paimk man stintų, tada maišiuką ir skundės. Stop, užsidarom. Gerai, viskas, iš naujo. Dar kartelį, 3, 4, pradedam. Esu Simono Dacho mokykloje pas labai gudrų šeštoką Gilbertą. Teatro studijoje esame ir, kaip supratote, laiko veltui neleidžiame. Gilbertai, pasikalbėsim? Taip. Pasikalba. Aš esu Gilbertas Umbražūnas iš Klaipėdos. Gilbertas yra labai linksmas, draugiškas, kai reikia visą laiką padeda. Nuoširdus, visą laiką viską paguos, supras. Humoro jam tikrai netrūksta ir, galim sakyti, yra juokingiausias klasėje. Labai įdomus jaunuolis, jau reikėtų pavadinti, tikrai labai stipriai kabinasi į gyvenimą, žino, ko nori. Laisvalaikiu lankau muzikos mokyklą, groju gitarą, taip pat lankau pianino pamokas. Iš atlikėjų man patinka Michaelas Jacksonas. Taip pat patinka, iš lietuviškų tai patinka amžinatilsį Vytautas Kernagis. Aišku, žavingoji Vaida Genytė. Taip, ir man jį patinka. O iš klasikos tai labiausiai patinka Beethovenas. Tai yra mylimas ir šiaip labai gerai pažįstamas visai mokyklai, kadangi tai yra vienintelis, kuris mokosi visais 10-ukais. Ir kai sakau visais 10-ukais, tai turbūt turiu omeny ne tiesiog pažymį, bet iš tikrųjų kokybę žinių. Iš tiesų jisai yra labai protingas vaikas, galbūt pats protingiausias iš visos mokyklos, jeigu nėra už jį protingesnių. Jeigu jisai yra jau gimęs protingas, bet ir jisai daug mokosi, jis viskom domisi. Tai jis yra moksliukas? Taip. O jis nepyksta, kai jį taip vadina? Ne, visiškai ne. Ką skaitai? Skaitau knygas. Oba. Grožinę literatūrą, mokslinę istorinę. Esu linksmų plaučių, tačiau silpnų bronchų žmogus. Šiuo metu sirguliuoju, tačiau manau, kad kai atvyksiu pas jūs į žaidimą, visos ligos išgaruos. Laikykitės, konkurentai. Ateinu. Jis ateina. Gilbertai, tu esi šaunuolis ir tu turi be galo gerus draugus, kurie laiko kumščius už tave. Laikykis. Gilbertai! Kągi, paliekam šaunų Gilbertą ramybėje, o patys lekiame tiesiai į Vilnių, kur jėzuitų gimnaziją mokosi dar viena labai gudri šeštokė. Aistė! Labą dieną, mokytoja. Labą dieną, Aistė. Labas. Čia nepyksti, šiek tiek vėluojam, lekiam greitai, kalbam, skubam, lekiam, šauniai atrodot. Uniformos! Tąskit mane. Tai papasakok mums apie save, Aistė. Aš esu Aistė Grušnytė, mokusi jėzuitų gimnazijoje 6C klasėje. Turiu daug draugų. Mes Aistę vadinam vaikščiojančiu Google, nes jinai absoliučiai viską žino. Vyriškasis frontas pasakys. Nu, kieta Aistė, šiaip žiauriai protinga, jeigu ko ten paklausi, viską atsako. Jinai išmintinga ir gera. Paprastai žmonės, kurie yra išmintingi, jie didžiuojasi, puikuojasi tuo. O pas Aistę tos tuščios puikybės nėra. Nu, tiesiog nereali klasiokė ir viskas. Mėgstu laisvalaikiu skaityti knygas. Šią vasarą atradau ypač įdomų rašytoją Aleksandrą Diuma. Tai dabar skaitau jo visas knygas iš eilės. Šiaip groju elektriniu pianinu. Tai čia yra sintezatorius. Taip, tas teisybė. Ir kitų instrumentų yra. Taip. Ir netgi ritmų visokiausių. Taip. O numėlės, tai kiek laiko jau groji? Bus 5 metų. Ir žadi tęsti? Baigti. Tęsti iki pat pabaigos 7 klasės. Kuo jinai išsiskiria iš savo bendraklasių? Na, pirmiausia, tai žiniomis. Žiniomis ir tuo, kad draugiška. Labai aktyvi pamokose, kai kiti pritingi. Jinai visada padaro namų darbus, visada. Labai patinka mokytis užsienio kalbų. Tai kiek jau moki ir kiek dar žadi išmokti?
Na, kaip lietuvių, čia kaip gimtoji, tada nuo 2 klasės anglų, dabar vokiečių pradėjau šiais metais, einu papildomai prancūzų kalbos ir manau, kad pradėsiu rusų kalbą. Nors dar tik 6 klasė, bet gal galim pafantazuoti, kuo jinai galėtų būti užaugusi, sakykime, po 20 metų. Na, manau, Dalia Grybauskaitė. Oho! Užaugus, ką žinau, gal prezidentė Lietuvos pirmiausia. Tai norėčiau studijuoti kažką susijusiu tarptautiniais santykiais arba tarptautinė ekonomika kokia. O šiaip tai kol kas tokie planai. Kai bus, tai dar nežinau. O tavo auklėtoja sakė, kad tu būsi Dalia Grybauskaitė. O, na čia gal, auklėtos nuomonė, bet pažiūrėsim, gal ir bus. Norėtum būti prezidente? Pažiūrėsim. Bet jeigu auklėtas sako, kad aplinkiniai geriau mato, tai gal ir teisybė. Liuks.